Žaidimų šou yra neatsiejama lengvo pobūdžio televizijos pramogų dalis ir dauguma mūsų puikiai pažįsta šių laidų vedėjų veidus. Tačiau daugelis žmonių nežino, kad kai kurie žaidimų šou ir jų vedėjai slepia tamsias paslaptis, kurios išaiškėja tik vėliau. Ir daugeliu atveju šios detalės visam laikui sutepa laidos reputaciją. 10 vieta. Marcus Samersas yra gerai žinomas veidas JAV televizijos žiūrovams. Jis yra komikas, prodiuseris, pokalbių laidų vedėjas ir žaidimų šou vedėjas, turintis daug metų patirties. Tačiau jis taip pat išgyveno keistą išbandymą, kuris kainavo jam darbą laidoje Hollywood Squares, ir visa tai dėl to, kad jo vadovai nežinojo apie ligą, kuri jam buvo diagnozuota. 1990-aisiais Samersas buvo vaikų žaidimų šou What Would You Do vedėjas ir kartais būdavo apliejamas gleivėmis ar kitomis nešvariomis medžiagomis, pavyzdžiui, plakta grietinėlė. Panaši situacija pasikartodavo ir kitame televizijos šou Double Dare, kurį jis vedė nuo 1986 iki 1993 metų. Vėliau jis prisiminė, kad vienas jo draugas, pilvo kalbėtojas, turėjo dalyvauti šou atrankoje, bet kadangi niekada nebuvo girdėjęs apie Nickelodeon kanalą, atsisakė ir pasiūlė vietoje savęs Samersą. Jis pirmasis atvyko į pokalbį ir greitai buvo pasamdytas šou vedėjų. 1989 metais jis bandė gauti laimės rato vedėjo darbą, tačiau pralaimėjo Bobui Goffui. Tai neturėjo jokios neigiamos įtakos jo karjerai, nes Double Dare tapo itin populiarus ir galiausiai tai lėmė, kad Samersui buvo pasiūlyta vesti kitus šou. Tarp jų buvo Couch Potatoes ir jo minėtas What Would You Do. Vėliau jis pasirodė keliose pokalbių šou, įskaitant ABC Home Show, taip pat pasirodė Nickelodeon Halloweeno laidoje Mystery Magic Special. Dešimtmečio pabaigoje jis pasirodė daugybėje įvairių žaidimų ir pokalbių laidų. Ir kai Double Dare pasirodymas per televiziją baigėsi, jis pradėjo kartu vesti namų šeimininkių laidą Our Home, taip pat pokalbių laidą Biggers ir Samersas. 1994 metais jis dalyvavo įsimintinoje akimirkoje laidoje The Tonight Show su Jamie Lennell. Jis pasirodė laidoje kartu su garsiu aktoriumi Bertu Reynoldsu, kuris nebuvo patenkintas Lenu, nes šis buvo pasakęs pastabų apie Reynoldso skyrybas. Atmosfera tarp Leno ir Reynoldso buvo akivaizdžiai įtempta, o galiausiai Reynolds perkirpo Leno kaklaraištį žirklėmis per pusę. Tada pasirodė Samersas ir per interviu paminėjo, kad yra tvarkos fanatikas. Dėl kažkokios priežasties Reynoldsas įsikibo į šią temą ir negailestingai tyčiojosi iš Samerso, kuris nusprendė atkirti, paminėdamas, kad bent jau vis dar yra vedęs. Reynoldsas to nepriėmė maloniai ir užpynė stiklinę vandens jam ant kelių. Samersas atkirto užpildamas savo vandenį Reynoldsui ant galvos, o galiausiai abu pradėjo muštis su grietinėlės pyragais prieš nustebusią publiką. Tai buvo tik pradžia to, kas laukė Samerso ateityje, nes jo manija tvarkingumui sukels jam dar daugiau problemų. Tais pačiais metais jam buvo diagnozuotas obsesinis kompulsinis sutrikimas, kuris tuo metu dar buvo prastai suprantamas. Vėliau jis gavo vedėjo vaidmenį laidoje Hollywoodo kvadratai. Tačiau ruošiantis filmavimui, jam buvo pranešta, kad jis atleistas. Vėliau paaiškėjo, kad laidos prodiuseriai manė, jog su obsesinio kompulsiniu sutrikimu sergančiais žmonėmis sunku dirbti, tačiau tai buvo visiškai klaidinga jų nuomonė. Laimiai, jis sugebėjo ramiai priimti šį nesėkmę ir netgi parašė atsiminimų knygą apie savo gyvenimą, kuri buvo pastatyta kaip vieno aktoriaus spektaklis, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko pats Samersas. Numeris 9. Vienu metu Cellular Entertainment buvo viena didžiausių nepriklausomų televizijos ir radio gamybos kompanijų Jungtinėje karalystėje. Jie 1981 metais įkūrė prodiuseris Paulas Smithas ir jie geriausiai žinoma dėl itin populiarios viktorinos Kas nori tapti milijonieriumi sukūrimo. Netrukus kompanija pradėjo kurti populiarius filmus, tokius kaip Lūšnynų milijonierius, tačiau vėliau ji buvo pertvarkyta ir dabar vadinasi CPL Productions. Supratusi, kad galima uždirbti daug pinigų, Disney nusprendė sudaryti susitarimą su Celador, tačiau šis sprendimas kompanijai kainavo milijonus dolerių. Susitarime buvo numatytas pelno pasidalymas tarp kompanijų dėl Kas nori tapti milijonieriumi, o 1999 metais abi kompanijos susitarė, kad Celador gaus 50% grynojo pelno, kurį uždirbs JAV laidos versija transliuojama per ABC tinklą. Kaip ir buvo tikėtasi, laida užkariavo JAV ir kitas šalis bei pradėjo generuoti milijardus dolerių pajamų. Tačiau Disney teigia, kad laida visiškai neuždirbo jokio pelno, todėl Celador beveik negavo jokios grąžos pagal jų susitarimą.
Celador pateikė ieškinį, kuriame bendrovė teigė, kad Disney elgėsi apgaulingai, nes neatskleidė tikrojo gauto pelno ir manipuliavo savo įmonės struktūrą taip, kad visas pelnas liktų jiems, o Celador liktų be nieko. Disney tvirtino, kad jie nepadarė nieko blogo, todėl byla buvo perduota teismui. Kitas 6 savaitės abi pusės pateikinėjo savo argumentus Los Andželo teisme. Ir daugelis žmonių buvo nustebinti, kai paaiškėjo detalės. Celador pateikė dokumentus, įrodančius, kad Disney per populiariausią laidos laikotarpį pasisavino net $1,8 milijonų pelno. Kadangi Disney tai nuo jų nuslėpė, jie dar kartą teigė, kad kompanija elgėsi apgaulingai. Disney teigia, kad Celador turėjo žinoti apie su šia sutartimi susijusias rizikas, kai ją pasirašė. Jie taip pat teigia, kad jų apskaitos praktika atitiko įprastas JAV pramogų industrijos ribas, todėl jie manė, kad nepažeidė susitarimo. Tuomet paaiškėjo, kad Disney pervedinėjo pelną tarp savo dukterinių įmonių ANC ir Buena Vista. Buvo akivaizdu, kad tai buvo padaryta siekiant nuslėpti milžinišką pelną nuo Celador ir pastaroji bendrovė sugebėjo įrodyti, kad Disney smarkiai sumažino deklaruoto pelno sumą. Tačiau labiausiai žmonės šokiravo atskleista tiesa, kad tokia praktika Holivude yra įprasta, o tokio pobūdžio apgaulė vyko dešimtmečius, niekam to nepastebint. Celador įrodė savo bylą, tačiau Disney apkakliai tvirtino, kad nesulaužė susitarimo. Galiausiai teismas nustatė, kad Disney iš tiesų bandė pasipelnyti Celador sąskaitą. Bendrovei buvo nurodyta sumokėti $270 milijonų kompensaciją ir dar $50 milijonų baudinių nuostolių 8 numeris. Aktorijas Erikas Estrada geriausiai prisimenamas dėl savo vaidmens populiariame televizijos seriale Chips, kriminalinėje dramoje, kuri buvo rodoma JAV nuo 1977 iki 1983 metų. Serialo pavadinimas buvo akronimas, reiškintis Kalifornijos greitkelių patrulį, o Erikas Estrada vaidino motociklu patruliuojantį pareigūną kartu su savo partneriu, kurį vaidino Laris Wilcoxas. Ši pora kartu patruliuodavo Kalifornijos gatvėse, nors tikrovėje tai nėra įprasta praktika. Tačiau seriale tai buvo paaiškinta tuo, kad Eriko Estrados personažas buvo paskirtas bandomajam laikotarpiui, o jo partneriui buvo pavesta būti jo mokymo pareigūnu. Serialas laikėsi šio tropo. Erikas Estrada vaidino nuolat į bėdas įsiveliantį pareigūną, o Wilcoxo personažas buvo ramesnis ir nuolat turėjo daug darbo, stengdamasis išlaikyti Estradą tvarkoje. Netrukus serialas tapo populiarus daugelėje pasaulio šalių, o Erikas Estrada tapo plačiai žinomas. 1978 metais jis pradėjo kovos menų treniruotes ir pasirodė žurnalo Fighting Stars viršelyje kartu su savo instruktoriumi Seishin Do Kempo. Kitais metais jis patyrė nelaimingą atsitikimą filmuojant serialą, tai prarado kontrolę vairuodamas motociklą, kuris svėrė apie 270 kg ir buvo išmestas į stovintį automobilį. Jis patyrė keletą rimtų sužalojimų ir jam buvo suteikta tik 50% išgyvenimo tikimybė, tačiau jam pavyko visiškai pasveikti. Grįžus į filmavimo aikštelę, jam buvo padovanotas Rolls Royce, o tai sukėlė rimtą įtampą tarp jo ir Wilcoxo. Tai dar labiau paaštrino kaltinimai dėl nelygaus elgesio, ginčai dėl atlyginimo ir bendras asmenybių konfliktas tarp šių dviejų žvaigždžių. Wilcoxą galiausiai paliko šou 1982 metais, o kitais metais jis buvo atšauktas. Estrada tada sutelkė dėmesį į kiną ir visą 80-ųjų dešimtmetį pasirodė keliose mažo biudžeto filmuose. Po to jis pasirodė telenovelėje Dos Mujeres un Camino, už kurią, kaip pranešama, jam buvo sumokėta $1 milijonas pesų. 10-ajame dešimtmetyje jis dalyvavo keliuose šou, įskaitant American Adventurer ir Sabrina paauglė ragana. Jis pasirodė kaip kviestinis svečias dviejų gerai žinomų roko grupių muzikiniuose vaizdo klipuose, iš kurių viena buvo Bad Religion. Vėlesniais metais jo karjera tęsėsi tą pačią kryptimį. Jis pasirodė dar daugiau muzikinių vaizdo klipų, Nickelodeon laidose, situacijų komedijose, tokiose kaip Scrubs ir Mano vardas Erlas, ir net tapo National Recreational Properties atstovu spaudai. Nuo tada jo karjera ir toliau klestėjo, tačiau vienas įvykis, nutikęs 1997 metais, žaidimo šou Pictionary filmavimo aikštelėje, jam įstrigo atmintyje. Internete vis dar galima rasti vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip aktorius varžosi su priešininku laidoje ir smagiai leidžia laiką. Kai kas sakytų, kad jis pernelyg įsijautė į varžybas, nes buvo matyti, kaip jis klūpo ant rankų ir kelių, garsiai šaukdamas spėjimus, ką piešia jo partneris. Vienu momentu, kai jo partneris piešė paveikslą, kuris turėjo simbolizuoti dainą Užriš geltoną kaspiną ant senojo ąžuolo, jis tapo dar energingesnis nei bet kada anksčiau. Ir kai suprato, kad atsakė teisingai, jis iš džiaugsmo atsigulė atgal klūpėdamas ant grindų.
Dėžia jo komandos draugas, komikas Billas Maheris, sėdėjo ant sofos už jo ir estrados musikavimas tiesiai pataikė jam į veidą. Maheris nukrito ant grindų, bet rimtai nenukentėjo ir atsigavo užsidėjęs ledo kompresą ant pažeistos vietos. Sakoma, kad estrada buvo labai sugėdintas dėl šio incidento ir labai atsiprašinėjo už tai. Šis vaizdo įrašas vis dar aptarinėjamas ir jis buvo peržiūrėtas 10 000 kartų YouTube platformoje. 7 vieta. Manhunt buvo žaidimų šou, kuris JAV buvo rodomas 2001 metais, tačiau jis buvo transliuojamas tik ribotą laiką, nuo rugpjūčio iki rugsėjo tais metais. Iš viso buvo išleisti 6 epizodai ir daugelis manė, kad šou taps hitu, tačiau dėl kilusio skandalo jis galiausiai buvo atšauktas. Šio esmė buvo ta, kad 13 dalyvių apsimetė teisėsaugos ieškomais bėgliais, o kiekvienoje laidoje juos persekiojo žinomi aktoriai vaidinę premijų medžiotojus, kurių užduotis buvo juos sugauti. Tas dalyvis, kuriam pavykdavo ilgiausiai išvengti premijų medžiotojų, tapdavo to epizodo nugalėtojų ir gaudavo $250 000 piniginį prizą. Tarp žinomų veidų pasirodžiusių laidoje buvo buvusi Amerikos gladiatorė Ray Hallett ir garsus WWE imtynininkas John Cena, kuris tuo metu dar nebuvo išgarsėjęs WWE. Kai taisyklės būdavo paaiškintos, dalyviai turėdavo pereiti Kauai salą Havajuose ir įveikti maždaug 50 mylių plotą, kad nebūtų sugauti. Jiems buvo duota 6 dienos šiai užduočiai įvykdyti ir buvo pasakyta naudoti visus savo išgyvenimo įgūdžius, kuriant strategijas, kaip išvengti sugavimo. Kai kurie dalyviai dirbdavo grupėse, tačiau galiausiai kiekvienas turėjo rūpintis savimi. Kiekvieną dieną grupėms būdavo pateikiami tam tikri iššūkiai, pavyzdžiui, bėgimas per patruliuojamas zonas. Ir bet kuris dalyvis, kurį pataikydavo šiais dažasvydžio kamuoliukais, būdavo nedelsiant pašalinamas, pažymėtas kaip sugautas ir jam būdavo nuskusta galva. Artėjant terminui, šou įgavo pagreitį, o finale, kai likę dalyviai susidūrė su premijų medžiotojais, dažnai viskas virsdavo visiška kova dėl išlikimo, nes kiekvienas stengiasi laimėti pagrindinį prizą. Johnas Cena atliko Big Timo Kingmano vaidmenį, o Hallett vaidino medžiotoją vardu Reidas. Komandą užbaigė aktorius Kalijas Milleris ir kurį laiką buvo tikimasi, kad šou bus labai populiarus. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad kiekvieną seriją žiūrėjo mažiau nei 3 milijonai žmonių, o tai buvo gerokai mažiau nei tikėtasi. Kol kitos realybės šou sulaukė žiūrovų dėmesio, Manhunt nesugebėjo sužavėti, tačiau blogiausia dar laukė. Tyriamosios žurnalistikos žurnalistas Peteris Lansas pradėjo domėtis laidos kūrimu, kai gavo pranešimų iš buvusio vykdomojo prodiuserio Bobo Jaffės, kad Paramount televizijos prodiuseriai manipuliavo kliūčių ruožo rungtimis tam tikrų dalyvių naudai. Taip pat paaiškėjo, kad jie kūrė netikras siužeto linijas ir liepė galvų medžiotojams tyčia klaidingai aiškinti žaidimo taisyklės, kad sukeltų sumaištį. Tai buvo rimti kaltinimai, tačiau tai tebuvo ledkalnio viršūnė. Kai pirmųjų 6 serijų filmavimas buvo baigtas, laidos vadovai nusprendė, kad reikia pakartotinai filmuoti scenas ne Havajuose, o Griffito parke Los Andžele. Jei laida buvo transliuojama, apie tai nebuvo užsiminta ir žiūrovams buvo sudarytas įspūdis, kad viskas buvo nufilmuota Havajuose. 2001 metais buvo pateiktas oficialus skundas FCC ir po 6 parodytų serijų laida galiausiai buvo atšaukta. Nuo to laiko laida daugiausia buvo pamiršta, tačiau keli ištikimi gerbėjai vis dar kartais ją aptaria interneto forumuose. 6 numeris. Nicholas Scottas Canonas, geriau žinomas savo gerbėjams tiesiog kaip Nikas Canonas, labiausiai garsėja savo darbu Nickelodeon kanale, taip pat kaip MTV improvizacinės komedijos laidos Wild 'n Out vedėjas. Jis gimė San Diege, Kalifornijoje 1980 metais ir didžiąją dalį vaikystės praleido gyvendamas su savo seneliu Lincolno parke. Paauglystėje jis tapo gaujos nariu toje vietovėje, tačiau po to, kai vienas iš jo artimų draugų žuvo, jis nusprendė pakeisti savo gyvenimą. Jis baigė vidurinę mokyklą 1998 metais. Po to pradėjo užsimti stand-up komediją, kad galėtų pragyventi, ir pasirodė savo tėvo viešos prieigos televizijos laidoje. Po to Nikas Canonas nusprendė siekti muzikanto karjeros ir tapo rapo grupės G4 Dope Bomb Squad nariu. Jis pasirašė savo pirmąją įrašų sutartį 2001 metais, kai pasirašė sutartį su Jive Records ir pasirodė populiaraus vaikų televizijos šou Jimmy's Neutronas – Berniukas genijus garso takelyje. 2003 metais jis išleido savo debiutinį albumą pavadintą savo vardu, o po 2 metų sukūrė savo įrašų kompaniją Cannibal Records. Jis planavo išleisti antrą albumą, tačiau šis projektas liko nuošalyje ir jis nusprendė užsimti aktorystę. Jis toliau leido singlus ir miksus bei bendradarbiavo su kitais atlikėjais.
2005 metais jis sukūrė improvizacinės komedijos laidą Wild and Out ir buvo pakviestas į tais metais vykusius Nickelodeon Kids Choice Awards apdovanojimus. Vėliau jis sukūrė Teen Nick laidą The Nightlife, o jo karjera patyrė įvairių posūkių, kai jis laviravo tarp muzikos ir televizijos. 2021 metais jam buvo diagnozuotas COVID-19, tačiau jis grįžo prie savo pareigų vos tik pasveikęs. Tada Kenanas ėmėsi didžiausio iki tol savo vaidmens televizijoje. Jam buvo pasiūlyta tapti America's Got Talent vedėju ir jis liko laidoje tol, kol tarp jo ir NBC vadovų neatsirado kūrybinių nesutarimų. Vėliau paaiškėjo, kad viename iš savo komedijos pasirodymų jis buvo pasakęs žalingų pastabų apie televizijos tinklą. Nuo to laiko jis vedė radio laidas ir įrašė daugiau komedijos pasirodymų, tačiau jo karjera neapsiėjo be ginčų. 2020 m. Liepą jo gerbėjai buvo šokiruoti, kai buvo paskelbta, kad jis buvo atleistas iš Wild and Out, laidos, kurią pats sukūrė. Tai vyko po vienos jo tinklalaidės laidos, kuri atkreipė Viacom CBS vadovų dėmesį. Todžio laidoje jis išsakė keletą menkinančių pastabų apie tam tikrą žmonių grupę ir taip pat propagavo nepagrįstą sąmokslo teoriją. Viacom jį pavadino nepakantumo skleidėju ir pareiškė, kad jūs labai sukrėtė jo pasisakymai, neturintys jokio pagrindo realybėje. Todėl jie nusprendė nutraukti visus ryšius su Canonu, kuris nusprendė atsiprašyti, tuo pačiu reikalaudamas atsiprašymo iš vieno iš tinklo vadovų. Jis teigia, kad jo žodžiais tariant, jie buvo istorijos neteisingoje pusėje. Jis taip pat pridūrė, kad reikalavo nuosavybės teisės į jo sukurtą laidą, nes nerimavo, jog tinklas ją netinkamai panaudos be jo vadovavimo. Bet to, jis pareiškė, kad Viacom apgaulė jo nenustebino, nes jis tikėjo, jog jie jau ilgą laiką nepakankamai moka savo žvaigždėms. Kitais metais jis dar kartą atsiprašė ir šį kartą atsiprašymas buvo priimtas. Jis buvo vėl pasamdytas laidos vedėjų, tačiau 2024 metais sužinojo, kad jam diagnozuotas narcisistinis asmenybės sutrikimas, dėl kurio šiuo metu gydosi. Numeris 5. Deal or No Deal yra itin populiarus žaidimų šou, kuris pirmą kartą buvo pradėtas Nyderlanduose pavadinimu Hunt for Millions. Vėliau jis tapo labai populiarus įvairiose pasaulio šalyse, įskaitant Jungtinę karalystę, ir nuo tada išliko mėgstamas žaidimų šou gerbėjų. Jungtinėje karalystėje nuo 2005 iki 2016 metų jį vedė Noelis Edmondsas, o vėliau šias pareigas perėmė Stevenas Mallardas. Šou turėjo keletą versijų priklausomai nuo šalies, kurioje jis buvo transliuojamas, tačiau pagrindinė idėja išliko beveik nepakitusi. Kiekvienoje laidoje žaidimui pasirenkamas vienas dalyvis, kuriam pateikiami 22 lagaminai, o JAV 26, kuriuose kiekviename yra nežinoma pinigų suma. Tada dalyvis pasirenka vieną lagaminą, kurį saugos, tačiau turi atsitiktinai pašalinti likusius lagaminus, kuriuose yra nuo 1 cento iki 1 milijono dolerių. Kiekviename pašalintame lagamine esanti pinigų suma prarandama, o tikslas – pašalinti visas sumas, išskyrus pagrindinio prizo sumą, kurie Jungtinėje karalystėje yra 100 000 svarų, o JAV 1 milijonas. Daugelis dalyvių buvo arti pagrindinio prizo laimėjimo, tačiau pasirinko neteisingą lagaminą ir prarado galimybę, o kiti laimėjo gyvenimą pakeičiančias pinigų sumas. Jei dalyvis nusprendžia priimti pasiūlymą anksčiau, žaidimas toliau tęsiamas tik parodomai, kad būtų parodyta, kas būtų nutikę, jei jis būtų nusprendęs žaisti toliau. 2018 m. NBC atnaujintoje laidos versijoje dalyviui buvo leista pateikti vieną atsakomąjį pasiūlymą per žaidimą ir jei bankininkas jį priimdavo, dalyvis laimėdavo prašomą sumą, o žaidimas baigdavosi. Tačiau 2008 metais amerikietiškoje laidos versijoje kilo šiokių tokių ginčų. Ne dėl to, kas vyko ekrane, o dėl poros, kuri dalyvavo interaktyvioje žiūrovų dalyje, vadinamoje Lucky Case Game. Šio formato idėja buvo suteikti žiūrovams galimybę dalyvauti žaidime ir jie galėjo laimėti $10 000. Jiems parodomos 6 auksinės lagaminėliai, viename iš kurių yra pinigai, ir jie gali siųsti trumpasias žinutes su pasirinkto lagaminėlio numeriu už 99 centus. Pora, Michaelas ir Michelle Hardinai, kilę iš Džordžijos, nusprendė dalyvauti šiame laidos segmente, tačiau jie nesugebėjo elgtis atsakingai tai darydami. Jie išsiuntė daugybę trumpųjų žinučių, tikėdamiesi laimėti, ir kaip buvo galima tikėtis, prisidarė milžinišką telefono sąskaitą. Supratę, kad dėl to pateko į finansinius sunkumus, jie nusprendė paduoti NBC į teismą, teigdami, kad Džordžijoje lošimai yra nelegalūs. Kadangi jie mokėjo už galimybę dalyvauti atsitiktinumo žaidime, jie manė, kad lošimo sutartis tarp jų ir televizijos tinklo yra negaliojanti. Todėl jie paprašė, kad už telefono skambučius išleisti pinigai būtų jiems grąžinti. NBC pareiškė, kad žaidimas nėra loterijos ar lošimo forma, nes jis buvo naudojamas tinklų tik kaip reklaminė priemonė. Byla galiausiai pasiekė Džordžijos aukščiausiąjį teismą, kur buvo nustatyta, kad žinučių siuntimo dalis laidoje nelaikoma lažybomis.
Todėl pora neturėjo teisinės teisės reikalauti grąžinti pinigus ir jiems neliko nieko kito, kaip tik susitaikyti su tuo, kad jie iššvaistė daug pinigų, kurių nebegalima susigrąžinti. 4. vieta. Dauguma žaidimų šou, kurie remiasi bendrosiomis žiniomis, kartais bando apgauti dalyvius pateikdami klastingus klausimus, skirtus juos suklaidinti. Tai nėra daroma slapta ir tai laikoma žaidimo dalimi, kuri jį daro įdomesnį ir sunkiau įveikiamą. Tuo tarpu tokios laidos kaip Kas nori tapti milijonieriumi didžiuojasi tuo, kad niekada neužduoda klastingų klausimų, o renkasi sutelkti dėmesį į tikrąjį dalyvio intelektą. Tokie klausimai gali suteikti žaidimui papildomo linksmumo ar net tragedijos, nes jie gali lemti tiek didžiulius laimėjimus, tiek pralaimėjimus. $1 Million Money Drop yra žinomas dėl tokių klastingų klausimų. Ir kai viena pora scenoje pasirinko neteisingą atsakymą tokioje situacijoje, tai sukėlė pasipiktinimą, kuris baigėsi teisminiu ginču dėl prarastų pinigų. Indrijas ir Patricija Murray teigia, kad prieš pasirodydami laidoje, jie kalbėjosi su keliais laidos darbuotojais, kurie juos patikino, jog nebus jokių apgaulingų, subjektyvių ar klastingų klausimų. Jie taip pat buvo paskatinti rizikuoti didelėmis sumomis, jei dėl tam tikro klausimo buvo tikri, kas puikiai atitiko žaidimo esmę. Kiekvienoje laidos serijoje 2 žmonės bando laimėti $1 milijoną. Pinigai padedami ant scenos, o tada jiems užduodami 7 bendrųjų žinių klausimai su keliais atsakymų variantais. Priklausomai nuo raundo, jums pateikimi 3 arba 4 atsakymų variantai ir kiekvienas atsakymas atitinka spąstų dureles scenoje. Pora nusprendžia, kuris atsakymas jų manimų yra teisingiausias ir pasirenka, kokią pinigų sumą norėtų padėti ant atitinkamos spąstų durelių. Jie gali paskirstyti pinigus tarp kelių atsakymų, tačiau visi pinigai, kurie per skirtą laiką nepadedami ant spąstų durelių, yra prarandami. Kai atsakymas atskleidžiamas, atidaromos visos durelės išskyrus teisingo atsakymo ir visi pinigai, kurie nukrenta pro jas, taip pat prarandami. Visi pinigai, kurie lieka po paskutinio raundo, yra laimimi, o tai reiškia, kad kuo geresnės poros bendrosios žinios, tuo daugiau pinigų jie išsineš. 2010 m. gruodžio mėnesį per pirmąją laidos seriją Fox tinkle Murray pasirodė kaip pirmieji dalyviai. Jie gerai sužaidė pirmuosius 5 raundus, o eidami į 6-ąjį dar turėjo $580,000, su kuriais galėjo žaisti. Tada jie gavo klausimą. Pasak duomenų saugumo įmonės Imperva, koks yra dažniausiai naudojamas vartotojo slaptažodis. Jiems buvo pateikti 3 pasirinkimai. Password 123456 arba Aš tave myliu, kurie visi yra gerai žinomi ir dažnai naudojami slaptažodžiai. Marai greitai atmetė Aš tave myliu kaip atsakymą, o po šiokių tokių svarstymų nusprendė visus likusius pinigus statyti už Password. Jie buvo priblokšti, kai paaiškėjo, kad teisingas atsakymas buvo 123456 ir liko tuščiomis rankomis. Tačiau vėliau jie pateikė ieškinį laidos prodiuseriams, kuriuos apkaltino tyčia įtraukus klastingą klausimą į epizodą, dėl ko žaidimas tapo nesažiningas. Jie taip pat teigia, kad Imperva nebuvo pakankamai patikima, kad galėtų nedviprasmiškai pateikti teisingą atsakymą į tą konkretų klausimą. Tačiau buvo atkreiptas dėmesys, kad prieš pasirodydami laidoje pora pasirašė nekeičiamos formos atsakomybės atsisakymo sutartį, kuri atleido prodiuserius nuo bet kokios atsakomybės. Jie pakartojo, kad jiems buvo pasakyta, jog žaidimo metu nebus jokių klastingų klausimų. Televizijos tinklas nusprendė išmokėti neskelbiamą kompensaciją 2012 metais, praėjus 2 metams po laidos transliacijos, o Marėjų pretenzijos buvo oficialiai atmestos. 3 vietoje. 2009 m. birželį Jungtinė karalystė pirmą kartą susipažino su žaidimų šou The Chase. Nuo tada šis šou vis labiau populiarėjo ir buvo pradėtas rodyti keliose kitose šalyse, įskaitant JAV, VS ir Australiją. Šou taisyklės paprastos. 4 dalyvių komanda susiduria su vienu iš kelių gaudytojų, kurie visi yra viktorinų meistrai. Kiekvienoje laidoje pasirodo vis kitas gaudytojas, kuris stengiasi pašalinti kuo daugiau komandos narių. Kiekviename raunde vienas iš dalyvių eina į sceną atsakinėti į 1 minutės greitus bendrųjų žinių klausimus, kurių kiekvienas vertas 1000 svarų. Atsižvelgiant į jų pasirodymą, jiems pasiūlomos 3 pinigų sumos, kurios yra padedamos ant lentos scemoje. Lentoje yra 7 laipteliai, o iki šiol laimėta suma yra padedama ant 3 laiptelio žemyn. Tačiau jie gali žaisti dėl didesnės sumos su daugiau laiptelių arba dėl mažesnės sumos su mažiau laiptelių. Tada jie atsakinėja į klausimus važydamiesi su persekiotoju ir kiekvieną kartą, kai atsako teisingai, abu juda žemyn lentoje. Jei klausimą neteisingai atsako arba persekiotojas arba dalyvis, jie lieka savo vietoje, o priešininkas priartėja prie finišo. Jei persekiotojui pavyksta pasivyti, dalyvis yra eliminuojamas, o procesas kartojamas su likusiais komandos nariais. Kiekvienas, kuris pasiekė lentos pabaigą nepagaunamas, įneša laimėtus pinigus į komandos fondą ir grįžta prie savo pulto.
Pasibaigus 4 raundams, likę dalyviai kartu atsakinėja į klausimus per ribotą laiką, o jų teisingų atsakymų skaičius yra užfiksuojamas. Tada gaudytojas turi 1 minutę, kad pagerintų tą rezultatą, tačiau jei jis atsako neteisingai, komanda turi galimybę jį nustumti atgal lentoje, atsakydama teisingai. Jei gaudytojas pralaimi, pinigai padalijami likusiems komandos nariams. Jei gaudytojas pagerina komandos rezultatą, niekas nieko nelaimi. Tai nepaprastai populiari laida, kuri kiekvieną savaitę linksmina milijonus žmonių, tačiau ji taip pat buvo įsivėlusi į tam tikrus ginčus. Vienu atveju vienas iš gaudytojų, Marcus Labaras, buvo apkaltintas patyčiomis. Kai viena dalyvė, moteris iš Nottinghamo vardu Nikė, pasirodė laidoje, ji sugebėjo laimėti 3000 svarų per pirmąjį greitąjį etapą, o tada Labatas juokavo, kad ji greitai atsako į klausimus, kurių atsakymus žino, bet kad ji nelabai daug žino. Tai nustebino žiūrovus ir daugelis susisiekė su studija norėdami pasiskųsti. Kiti skundėsi socialinių tinklų platformose, tačiau Nikė atrodo į tai reagavo ramiai. Tada, 2026 metais viename laidos The Chase epizode į finalinį etapą pateko tik 2 dalyviai. Jiems pavyko teisingai atsakyti į net 18 klausimų, o persekiotojas turėjo 1 minutę, kad pagerintų šį rezultatą. Vienu momentu persekiotojui buvo užduotas klausimas. Biblijoje karalius Dovydas pamatė kurią gražią moterį besimaudančią. Persekiotojas atsakė Jezabelė, tačiau tai buvo neteisinga. Ir viena iš likusių dalyvių tada garsiai ištarė vardą – Helena. Vos prieš akimirką, kai jos komandos draugas pasiūlė teisingą atsakymą – Batšeba. Tačiau vedėjas Bradlis Volšas pareiškė, kad jie turi priimti pirmąjį atsakymą – Helena. Galiausiai persekiotojas laimėjo, o komanda prarado $45,000. Žiūrovai liko pasipiktinę, tačiau jiems buvo patikinta, kad sprendimą nepriimti atsakymo priėmė teisėjas ir nieko daugiau padaryti nebegalima. Per metus laidoje kilo ir kitų įvairių ginčų, tačiau jie išlieka tokia pat populiari, kaip visada. Antra. Kartais net ir mažiausios klaidos gali žmogui kainuoti daug pinigų, kai jis dalyvauja žaidimų laidoje, kaip tai rodo incidentas įvykęs populiarioje žaidimų laidoje Laimės ratas 2012 metais. Reikalas tas, kad kai kurie žmonės šiame šou laimėjo daug pinigų, o kitiems dėl neteisingų atsakymų teko nusivilti. Ir abu šie atvejai žiūrovams yra labai įdomus. Viena moteris, Renee Durant, kuri pasirodė laidoje 2012 metais, skaudžiai įsitikino, kad viena klaida gali labai brangiai kainuoti. Jos laidoje jai sekėsi labai gerai. Ji buvo sukaupusi $3,850 ir nusprendė pabandyti išspręsti bilvosūkį, kuris buvo paremtas kalėdinės dainos 12 kalėdų dienų žodžiais. Teisingas atsakymas buvo 7 plaukiojančios gulbės, kurį dauguma žiūrovų būtų žinoję. Renee paprašė išspręsti galvosūkį ir buvo įsitikinusi savo atsakymu. Tačiau, kai ji pasakė atsakymą, ji angliškai ištarė Seven Swans a Swimmin', praleisdama galūnės G dėl savo regioninio Floridos akcento. Vedėjas Patas Seidžikas iš pradžių priėmė atsakymą, bet tada greitai persigalvojo ir paaiškino, kad ji neištarė visos frazės, todėl atsakymas buvo neteisingas. Tai paliko kitam dalyviui lengvą užduotį. Tiesiog teisingai pasakyti frazę. Laimėjai, Renee vis tiek laimėjo $8,000. Tačiau kai kurie žiūrovai manė, kad su ja buvo pasielgta neteisingai. Renee pasakojo žiniasklaidai, kad puikiai praleido laiką laidoje, o tas nemalonus incidentas, nors ir nuvylė, visai nepaliko jai kartėlio. Numeris 1. Gauti populiaraus žaidimų šou vedėjo darbą tikrai turi būti jaudinantis dalykas. Ne tik dėl gero atlyginimo, bet ir todėl, kad jie gali atlikti savo vaidmenį lengvoje, tačiau dažnai įtemptoje aplinkoje. Tačiau vienas vedėjas, Maikas Richardsas, suprato, kad ši pareigybė niekada nėra visiškai saugi, ypač kai tam tikri praeities įvykiai po daugelio metų sugrįžta jį persekioti ir sukelia skandalą. Interview, kurį jis davė po keliarių metų, Richardsas paaiškino, kad buvo nustebintas ir labai apsidžiaugė, kai sužinojo, jog taps žaidimų šou Jeopardy vedėju po nelaimingo ilgamečio vedėjo Alekso Trebeko mirties. Jis iš karto priėmė darbą, tačiau liko susirūpinęs, nes sklido gandas, kad tas, kuriam pirmam pasiūloma ši pareigybė, ilgai neišsilaikys. Kai kurie žmonės manė, kad jis buvo pasirinktas dėl palankumo, nes tuo metu jis buvo Jeopardy ir Fortūnos rato vykdomasis prodiuseris, tačiau jis patikino žiūrovus, kad taip nėra. Jis labai džiaugiasi galėdamas pradėti, tačiau po vienos vedimo dienos ir 5 nufilmuotų laidų jo planai subyrėjo. Su juo susisiekė kovos su šmeižtu lyga ir pranešė, kad pradės tyrimą dėl kai kurių jo anksčiau išsakytų pastabų. 2014 metais Richardsas vedė savo tinklalaidę vadinamą The Random Show, kurios esmė buvo ta, kad Richardsas ir keli jo seni draugai rengdavo, kaip jis pats vadino, nepagarbes diskusijas bet kokia tema.
Vėliau jis teigia, kad jis ir jo draugų grupė visada buvo žinomi dėl nuolatinių juokelių ir jis niekada nesitikėjo, kad keli jo prieš keliarius metus pasakyti komentarą sukels skandalą, kuris sukels pavojų jo karjerai. Tačiau jis pripažino, kad apmąstęs suprato, jog jo pasakyti komentarai iš tiesų buvo nepriimtini, ypač todėl, kad jis buvo pavyzdys daugeliu žmonių žiūrinčių šias laidas. Jis pašalino minėtas laidas iš savo tinklalaidės platformos, tačiau vis tiek turėjo susidurti su jam pradėtu tyrimu. Kai jo komentarų pobūdis tapo viešas, jis buvo atleistas iš vedėjo pareigų, tačiau jam buvo leista toliau dirbti vykdomuoju prodiuseriu. Deja teigiama, kad abiejose laidose nuotaikos buvo prastos dar prieš prasidedant skandalui, o Richardso atleidimas tik dar labiau pablogino situaciją. 5 jau nufilmuoti epizodai buvo parodyti pagal planą, tačiau vėliau buvo paskirtas naujas vedėjas, Kenas Jenningsas. Laimiai, abiem laidoms pavyko atsigauti ir jos toliau linksmino Amerikos žiūrovus, kaip tai darė daugelį dešimtmečių ir neabejotinai darys tai dar daugelį metų ateityje. Labai jums ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka mygtuką. Taip pat nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad nepraleistumėte mūsų būsimų įkėlimų. Aš esu Top 5 Unknowns ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.